Labas, esu Roberts. 11 metų dirbu kirpėju, šunų kirpėju. Per tiek metų mačiau daug, šimtus, gal tūkstančius įvairių šunų. Galvoju sukurti šį kanalą, nes dažnai žmonės nemato, kaip atrodo iš tikrųjų mūsų darbas. Čia bandysiu dalintis savo kasdienybę, šunų kirpimu, įvairiom istorijom, gyvenimu tarp šunų iš tikrųjų. Nes namie turiu šunų porą, viena jau visai senikė, kita dar normal. Aišku, mėgstu keliauti, daug keliaujam su šeima iš tikrųjų visur. Viską ir nusprendžiau tokią biškę avantiūrą. Liepos mėnesį skrisiu į Ispaniją, susiradau ten tokią šunų prieglaudą. Nesu to dalyką bandęs seniau, niekada iš tikrųjų taip. 10 dienų pabandysiu savanoriauti šunų prieglaudoje, didelioje šunų prieglaudoje. Ir ten kartais būna net iki 200 šunų. Bet kaip buvau susiekęs, tai dabar apie 90 yra. Tai gal net taip ir baisiai, bet vis tiek reikės tikrai patirti, manau, biškį kitokį dalyką, negu kad čia atein žmonių prižiūrėti, numylėti šuniukai. Ten matysiu kitokią šunų akis ir kitokius vaizdus. Tai bandysiu parodyti tą pačią kelionę, kasdienį gyvenimą ten, darbas su šunims, visus nuotykius, kurie manęs lauk ten. Kanalas nebus apie šunis, kelionės, paprastą kasdienybę. Tai bus apie tai iš tikrųjų, bet nustengsiuos apie tai ir parodyti. Prenumeruoti galit mano kanalą, jeigu kam bus įdomu. Dabar kas pamatysit tą visą pirmąjį mano, iš tikrųjų labai kaži kokį čia tą video. Ir galėsit pasekti. Ir matysim, kaip seksis toliau. Parodysiu nuo pradžios kelionės. Parodysiu, kur susisiekti su, jeigu kažkas norės, su tais pačiais, ta visa, kaip sakant, prieglauda, nes ten yra didžiulį, netoli Malagas. Aišku, vasara didelis karštis. Tikiuosi kaip nors bus viskas normaliai. Bet, bandysim kaip nors. O dabar galit biškį pasižiūrėti, taip mano kasdieninis toksai darbs. Į dieną bandau 6-7 šuniukus. Paprastai, jokių dog show, nes čia žmonės nelabai nori, kur aš gyvenu, iš tikrųjų tų tokių dalykų. Nieks už tai nenori mokėti papildomai pinigų. Kai paprašai, tai bus gerai ir trumpai. Tai jeigu bus gerai ir trumpai, tai reiškia atitinkamai ir kaina bus mažesnė. Dirbu viens, be jokių pagalbininkų. Nuo ryto. Nedirbu iki vakaro, bet 4 baigiu namo. O šiaip tai va, jeigu kas norėsit, prašom paspausti, kas priklauso. Patinka ten visokie laikai, subscribe ir taip toliau. Gal kažką pavyks parodyti įdomiau. Ypač pats laukiu tos kelionės. Tai norėčiau, kad pavyktų ir pafilmuoti normaliai. Ir parodyti jum tą dalyką. Gerai, pratęskit pažiūrėjimą toliau. Jeigu patiko kažkas, paspauskit.